Ar esate susimąstę, ar įmanoma nubėgti pusę maratono be jokio pasiruošimo? Aš irgi ne. Sveika, hebridė, su jumis Ašunkė. Ačiū, kad įsijungėte šitą video. Ir kaip supratote iš pradžios, mes šiandien bandysim nubėgti pusę maratono. O tai yra 21 km,1. Be jokio pasiruošimo. Aš beveik nebėgioju ir nelabai mėgstu bėgioti. Ja, ar bus sunku? Manau, tikrai bus ką veikti, hebra. Ar aš bijau? Kaip ir jo, bet kaip ir ne. Nežinau, viskas bus matyt. O dabar nieko nelaukdami, važiuojame video. Nu ką, hebra, prieš pradedant šitą video, prieš pasirašymą, noriu jums visiems padėkoti. Mūsų yra virš 50. Gal šiuo metu, kaip žiūrite, net 60 jau yra. Žinau, visai nedaug, bet tiesiog, kaip man tai yra daug, man tai daug reiškia. Ir jo, jeigu dabar žiūrite šitą video, paspauskit prenumeruoti, like, pakomentuokit kažką, savo nuomonę, ką manot, ar patinka tokie video. Ir jo, pasikrausime angliavandenių ir judėsim į video, hebra. Kol mūsų maratonininkas kraunasi jėgų, pažiūrim, kaip jam sekasi susiruošti prieš didįjį bėgimą. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? Tai nėra iššūkis pasauliui, tai iššūkis savo. Nori rodyti, kad tai yra įmanoma, jeigu labai nori. Nebėra kur trauktis, tik įdėti į priekį. O jeigu nepavyks, bent jau būsiu pabandęs, hebra. Ką, 5 km, hebra, kol kas laikomės. Dar 5 km, dar nieko daug. Bet jau už akių dar 5 nubėgsiu ir jau būtų mano maksas, kaip seniai laikais. Viskas labai gerai, taip ir toliau varomės. Ja, tai mes toliau varome, kreipti dėmesį mano šakosnę, hebra. Žodžiu, planas yra toks. Dabar 5 nubėgom į priekį, 5 atgal grįšim iki mašinos. Biškį atsigersim, suvalgysim gal kažko banano, greitų angliavandenių. Ir bus matyti, kaip tada mums seksis. Kol kas dar yra jėgų, viskas gerai. Ir iš tu žinai, kad esi locked-in, kaip nieko nekalbi. Mes grinai visą kelią atgal, prabėgom geležinkelį ir beveik nekalbėjom. Biškį užšnekant vėjas yra. Gerai, 11 km, o dabar prasidės tikras išbandymas. Kojos jau jaučias ir su kiekvienu kilometru dabar bus vis sunkės. Kaip tu seniukai, pakomentuok biškį situaciją. Kojos jaučias tikrai, ble, bet sorry, bandysim. Ištempta 2-1 kilo kažkiek. Tai dabar susimatysim vėliau tada. Blema, mes nešam rastus. Mes tokie greiti, kad net mūsų šešėlis, kur atsilieka. Tris ketvirtasis įvykta. Biškį nusprendėm paeiti. 15 km, ką vis 5 yra. Nežinau, kojos nebegyvos. Na kažkaip dar bandysim įveikti. 17 km. Nedaus 17 km, hebra. Nežinau, bet tikriausiai nėra taip dar kirta kojų bėgant. Žiūri, kirta. Laikas yra 1:05.
Valandą ten bėgam. Ką liko 4 kilometrai. Nebedaug, hebra. Tikrai nepasiduosim. Judėsim į priekį. Kai tiek nuvarėm, tikrai pasiduoti būtų žiauriai gėda. Tikrai aš jūs motyvuoju. Nesidėkit namie. Varykit pabėgioti, o toks nesabus oras. Saulė šviečia. Varykit, hebra, prasibėgti. Į sporto klubą nuvarykit. Prie turniko. Įsitraukit dviratį. Prasiminkit. Svarbu kažką daryti. Paskutinis euro kilometras liko. Brolis spaudžia. Neleidžia atsivyti. Bet aš laikau. Įvykdėm hebra ir įrodėm, kad jį labai nori ir pasiryžti gali tai padaryti. Jūs taip pat darykit. Sugalvojot atsikėlę ryte, nubėgti maratoną ir bėkit. Nes jei bandysit, tai kažkada ir pavyks. Ir būsit aukščiau tų, kurie niekados nieko nebando. Ir gyvenkit hebra savo gyvenimą, nebijokit klysti. Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. Tai ką, atšvenčiam. Nubėgtas maratonas, seniai. Ačiū jau seniai, kad bėgai. Ačiū, kad padėjai. Vienam būtų buvo žymiai sunkiau nubėgti. Ką? Taip. Skaniausias monsteris. Per 5 minutes išgersim. Žiauriai geras. Paspauskit prenumeruoti, jeigu nori daugiau tokių iššūkių. Surinkam 100 subscriberių ir padarysiu dar kokį bombinį challenge per... O! Atlaikėm. Tai jo, viskas. Maratoną. 2-1. 2-1, ne? Nu.